which was called swamp of devil. It's Ir, real. We Yeah. have real swamp Yeah. names like this. ir pradėjus statyti Akmenės miestą, buvo dalis žydų žmonių ir tada pasistatė jie savo sinagogą. And when Akmene town was started to build, it was in at the beginning of the 16th century. I don't think from this time lived Jewish. I think they moved a little bit later, but still, according to legend, they started to build a synagogue. Ir tada velniam atsirado arčiau, nežinau, kodėl velnė bendraudavo su žydais, bet kai tos atsirado arčiau tų žydų ir tie velniai į tą sinagogą kasmet atvykdavo vieną kartą per šabą pasiimti vieną žydą. Oh. Šabo naktį. And from this time, devils who lived not so far from Akmene, they once a year came to Akmene to this synagogue and took one Jewish. I don't know why, but Шаба, ne? during Sabbath, yes, During the Sabbath. Sabbath, yeah. Once per year. Nu ir vieną kartą susiorganizavo žydą, kaip čia pasakyti, susistreikavo, kaip čia pavadinti, nusprendė daugiau nevėlę, gentainį nepadosom ir kausimės. And finally, the Jewish decided it is not good, and they decided to fight against him, not to give anyone land for devils. Na ir vėl atėjus tai šabą naktį, visi susirinka su grebliais, kaptais, šakėm, visokiais dalgiais tavelnę nugavalyti. And when Sabbath night started, all Jewish collected in one place with tools they had to protect against devil. Not to live to give this one man. Nu ir jau atėjus tai valandai, pakilo didelis vėjas, jie atplėšė užsirakintas duris, langus ir įsiveržė tas velnias į vidų. Mato, kad čia. They were inside of synagogue, and when this hour came, when devil came, it began very big storm, and removed the roof and doors, everything, and this devil came inside. It's like from horror film. Mato velnias, kad čia blogo gaunas, pribloškė visus prie žemės, bet kai kurie stipresni dar nupuolė, apjausti, paleido žarnas, sužalojo tą veidą visai, ir velnias negalėdamas, mat, kad čia jau daugiau nebeišeis atliekti, čiupo patį vyriausias, kai to žydą pagal amžių ir pagal pareigas rabiną ir įsinešė. Buvo vardu Leideris. And this devil made something like bigger storm, and all people were laying on the ground, but a few of them were fighting with knives and everything, and endured this devil, but he was able to capture the eldest Rebbe and took with him. So he was injured, but finally he made Ir tada nešė, čia kokius, tiesiai bus kokie 2 kilometrai, 3. Nunešė, skrenda jau jis pavargęs, velnias sužalotas, ir tas Leideris mato, vaikštantį žmogelį, ten netoli tos pertis, ir jie nušaukia, žinok, man vėjas neš. And this devil was flying, but it was hard to fly because he was injured. It took about 2 kilometers, and this Rebbe he noticed some neighbor from Lithuania and started to shout, "Man, make a cross sign."
Okay. Nu. Okay. Nu ir tas žmogelis gerai nematydams, bet į tą pusę peržegno vieną, antrą, trečią kartą, velniai paliko labai sunku nešti ir metė tą leizerį į pelkę ir pats nulėkė savo urvą. And this man made few times a cross sign, and the devil finally released this rebbe, and he... Kuris krito? Ką? Kur tas veidrodis krito? Į savo urvą. Velnas, bet į pelkę. Nu, savo pelkės urvą ten kažkokį tai. And he released this rebbe because it was too hard. Okay. Ir tada leizeris nuskendo, velnias nugaišo. Ir nuo to laiko daugiau akmeniai velniai nebepasirodo. Kur nuskendo kokie vietai? Tai tos pačios velnio pelkės pačiam pakraštyje. Ir tada velnio pelkės This pakraštyje. rebbe sank in the middle of the swamp, but this devil also died. And from this time, no one devil moved forward to Akmenė. Okay, and how did you learn this story? Where did you learn this story? Iš kur sužinojai tą istoriją? Tai čia pasakojo anksčiau tie senesni žmonės ir mano mama ten visai netoli tos velnio pelkės gyvena. Ir Šiurkienė lapė mokytoja, žinai, tą pasakojo. Many elder people were talking. His mother was living very close to this swamp, but he heard the story also from other elder people. It's like a local story. Okay, No. and is it written anywhere? Buvau. Yra kur nors užrašyti, man atrodo. Jūs buvot miškininkas, ar nežinot, ką buvo velnio pelkė? Šiaip Neklausia, ar buvo kur užrašyti. visi miškininkai žinodavo, kad stoties pakraštys tas yra velnio kelias ir velnio pelkė. Ir iš lėktuvų tenai matosi, žmonės eidavo spanguoliauti, gyvačių gaudyti, dar kitokių uogų pasirinkti. Bet kažkur yra užrašyti, vis tiek man atrodo. O ir kur nors užrašyta? Ne, aš... Nėra kokio knygėlė įleista. Kur aš suskaitęs, man atrodo. Tik aš pats kažkur gal esu publikavęs, ar papasakojęs kažką. It was like local Yeah. something. And what does it mean? Could you ask him what's special to him about the story? Why does the story speak to him? Jis klausė, kaip jums atrodo apie ką šitą istoriją, ką jums pasakoja tą istoriją. Palauk, nesupratau. Apie ką pasakoja? Kokie mintis tos istorijos? Kokie žinia? Kokie žinia, ne aš Istorija šito. čia jis klausė. Legenda ir tiek. Nu, Pasaka. Just legend. Okay. No. Let me. I'm going to look more at the pictures because it's both this one and this one. But is one of them a study for the? Is one a study for the other, or they're both the sculptures? Čia ta pati, ne, skulptūra. Čia ta pati skulptūra, tik kai jie yra patobulinti, ir jau pagal modeliais jau buvo pasikeitęs ir kultūristą pauzuoti, ir seniuką buvo The same sculpture, but this is more made better, like, Okay. because all people are made from concrete people, from models. Oh really? No. this is this sculpture. And this, only this. This is only this. This is all sculpture. Centras, tas centras. And what is it? And is it? I'm curious if it's. Is it interesting at all that he's now told the story to an actual rabbi? Because I'm an actual rabbi. Jo, sakė, pirmiausia, kad kitam rabinui paskui šitą istoriją. Nu, tai va, nežinau, kaip jūs priimate tą legendą, bet pas mus tai ir viena vienintelė legenda. Nu ir tikriausiai, ana kažkaip tai yra kilusi iš to, kad tos bendruomenės buvo gal kažkiek tai ir susiskaidžiusios ir viena apie kitą kažkokių sugalvojo legendų, to ko nežino. No. He's talking to, it was a Ukrainian community, Jewish community, of course we communicated between each other, but from the other hand it was like a bit separate because of customs of everything. And sometimes maybe
both or maybe more communities created legend about each other. But I think this legend Well, like I have an interpretation also. But Okay. you want to go first? Shall I do my interpretation, or you want to go? okay, I can say my interpretation. I see this legend like story about how Lithuanians and Jewish, like the Catholics and the Jewish, were able in very difficult way, but finally to fight with this death. Yeah. So that, but yeah. So how I think it's an amazing story. Yeah, So it's thank very you for amazing. telling me. Can you say to him? Sako labai įdomi istorija. And for me, it seems to mean, like what you said, that in Akmene we don't want the devil in Akmene, and if Jews and Catholics together can push away the devil. Nu, jam ta istorija apie tai, kad žydų ir katalikai kartu sugebėjo šitą velnią nugalėti. Man skaitos irgi ta legenda, kaip čia pasakyti, tas leidinys būtų mano viso amžiaus projektas, nes pirmąjį eskizą nupaišiau ten, 74 metas. First 51 First metas. kiss. In 1974, he painted this skits in 1974. It was like first Man buvo first project. 13 metų man buvo. Wait, Wow. this is the Jews there, or this is who's from the story? Is that the Jews or the Catholics there? Kas čia bėga šiaip žmonės? Nu, čia tie, kurie tą velnę buvo susirinkę skaitos pjauti. Tai žydai. Nu, čia So žydai it means skaitos. Jews, they're trying to catch this devil, but it was unable. He Nu, was bet too čia big. ne tiek kreipti dėmesį, tai aš čia pagrindinis dėmesį atkreipiams, kad aš 74 metas jau man labai įdomu ta legenda. He was 13. He was 13 when painted this painting. Oh wow! Yeah, and this age, this legend for him was very, very distinct. Nu, čia He's very talented. Yeah. žiūrėk, Mhm. 74 Wow. metas. Okay. Nu, tai čia man irgi taisyti. Nu, o šiaip mes turim vienintelį legendą tam krašte. Vienintelį. Kitos jų. Legendų daug turime, bet gal susijusi su tuo. Nu, tai čia tos kitos legendos buvo to kūrybinio seminaro, tokia sukurtų, nu, buvo jau daug kas, ką norėjai tas, nu, tą prašį, bet tikra pagal vietovardžius turiu vienintelį. O gal šitais kažkaip pasakyti, ar tai nėra įžeidimas žydų bendruomeniai, ar tai yra istorija, kaip jo, kaip rabino, kokią nuomonę, kokią išvadą neš tą legendą, ar tai nėra kažkas tai blogo? How do you find this legend? It doesn't seem how to say, I think it's amazing. jis sako labai įdomi. Ne, Jis prieš tai sakė, kad nu, jam pasirodė, kad Because toks It's bendras žydų ir lietuvių kovo prieš velnią. O šitais gali išversti, kad lietuvių dauguma mano, kad tai įžeidžia žydų bendruomenį ir bijo jos. nu, ir Ar tai teisinga? There are many Lithuanians, especially from local authorities, who are a little bit afraid about this legend, and they have fear that this legend can be seen not very good from Jewish side. As far as I understand the story from how you told it, it seems to me that it's somehow a story of Jews and Catholics fighting the devil together. That's how it seems. Yeah. But I maybe see- I I see missed- same. Am I missing something in the story? No, it's okay. So therefore, I think it's a nice. Problem is because sometimes people are too sensitive and they are over trying in some. Right. But I think it's natural. Aš sakau, kad žmonės kartais persisteigia kažką. Jo, jo, jo. Bejuodami, žinai, kartais. Bet va, menininkas bijo šiaip, nu... Look, Bet tai žiūri, kaip labai I'll tell įdomi you- originali istorija. And very interesting stories connected with very concrete local Swamp. localities. right. Swamp, we have the swamp and the name of like little swamp until now we have. And ten daugiau yra vietovardžių, ne tik gali pelkė.
Ten buvo ir velnio kelias, toj pačioj vietoje velnio akmuo buvo, nu daugiau nebuvo. Ir ta leizarin, bet ten visiškai tos to pačio veikia ten. Leizarinė, it's No, also from this Rebbe name, this locality is calling like Leizarinės. How far away is it from here? Sorry? Is it close to here? Kiek čia toli nuo čia jis gal nori? Tiesiųjų 2 kilometrai. Nelabaku matysos, bet apie 3 kilometrus. About 3 Aš pats kilometers from nesu. here. Okay. Pats nesuvojau In Slovenijos. in the middle of a field or countryside? Gera- Or you- gera- Galima važiuot, kažin. Ne, tai sunkiai bus. Geromis papasakot plačiai, nes on ten apie visus tus gyventojus aplinko, on ten į tą velnio kelią žiūrėjo ir ten klampojo. There is one more guy, a local historian who Jeigu knows būtų įdomu, much pakviesiu. more about this. Okay. And if we Nemanau, kad will be able to čia find... taip jaučiamės, jaučiu visą Okay, grupę. we can ask him. Okay, so, Galbūt, bet tu jau dabar